Kai palėkė į Antaliją ir nori prabangos, pasižiūrėkime, kiekgi kainuos vakarienė viename iš geriausiai įvertintų Antalijos žuvies restoranų. Moki pinigus, bet bent jau pripila normaliai. Dar tokios spalvos alyvuogės nesu ragavus tikriausiai. Tokia citrininė. Turim 2 užtepėlės, maždaug viena kainavo 6 €. Čia yra visiška klasika humusas. Jeigu atvarėjai į Turkiją ir nevalgiai humuso, tai tu esi visiškas lochas. It's called LOHAS, and that stands for Lifestyles of Health and Sustainability. O čia yra antra užtepėlė, nepasakysiu pavadinimo, nes aš jums ne kokia maisto kritikė ar kažkokia žinovė, bet su baklažanais. Humusas Turkijoje yra kitas lygis, baklažanai ir pistacija. Abidvi vertos 10. Dar kažkaip netikėtai gavom dovanų, nežinau dėl ko, galbūt dėl to, kad filmavom. Tai bus tokios salatytės, atrodo fantastiškai, jeigu atnešė citrinos, tai reiškia reikia jos. Dangiškos skonio salotos su riešutukais, su tokiu biškį salstelėjusiu padažu. Matome fantastišką rankų darbą. Tai kiek čia pinigo kainuos? One big beautiful bill. Žinokit, gerų krevečių gadinti nereikia, pasiemi grill ir būna geriausiai. Krevetė aleliuja. Wow, 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 wow. Nes čia viskas yra. Wow. O dabar išbandysim, ar šis kalmaras yra minkštesnis už mano vaikino kalmarą. Pasakysiu atvirai, esu valgys minkštesnių, duodu 8,5. Na ir kaip matome, mus bando papirkti desertais, bet aš nesu taip lengvai paperkama, todėl pasižiūrėkime, ar ši cukraus bomba pavergs mano širdį. Čia tiesiog klasiškas turkiškas desertas, tešla ir cukrus. Galbūt ir klydų. Čia tokios kaip manų kruopos su cukrum ir šokoladu, kokiu kokosu, nepersaldintam, neblogai. Nu, tokie 8. Apibendrinant, ši prabangi vakarienė kainavo 70 €. Ką galiu pasakyti? Nu, brangiau, bet žinokit, Turkijoje jau nieko pigaus nebeliko. Jeigu būsite Antalijoje ant Pakmo, tai žinokit, visai rekomenduoju, 9 duodu. O komentaruose rašykite, reiktų man įsidėti papus. Visi šokam į viešą.